turėtų dabar atkirti. Taip, aš dar visų ko patikrinsiu iš tiesų, ar nėra kokio žalo proceso. Čia žinotas biškė. Juodo ekraną pasižiūrėkit, ne, nėra. Nebegąsdink. Taip jau čia, žinau, Ką padarysi? truputį išsigandę. Nu, va, dabar išjungiu. Nu, bet va, pamatyt, kaip administruojama yra. Čia per kitus galbūt. Taip. Bandau vėl startuoti geoserverį. Dabar jau laukiam ilgai. Nebandom kelis kartus maigyt mygtuko. Tol, kol startuoja geoserveris, gal aš perėsiu prie kito dalyko. Iš tiesų mes buvom parengę pavyzdį, kaip galima būtų pasirašyti aplikaciją OpenLayer. Turėjom iš tiesų žingsnelis mažas viską padaryti, bet prašiausiai nespėjom. Taigi, paleidom mes geoserverį ir dabar norėdami prisijungti, vėlgi rašom slaptažodį. Čia būtų admin geoserver ir prisijungėme. Čia reiktų prisiminti, kad dirbant su geoserveriu visų pirma būtina sukurti workspace'ą. Workspace'as tai tarsi projektas. Workspace'e bus saugoma visa informacija apie sluoksnį. Pasirinkame, kad tai būtų numatytas workspace'as. Ir dabar galim pereiti prie duomenų pridėjimo. Tuo tikslu naudojamas stores ir naudojamas mygtukas add new store. Pradėkime nuo vektorinių duomenų. Pasirinkame PostGIS-ą. Ir suvedame mūsų informaciją apie duomenų bazę panašiai kaip tai darome PhantomGIS-ą. Taigi pasijungiam, matom, turim sluoksnį, kurį mes įkeliam per PhantomGIS-ą, tai yra apleistos žemės. Ir iš karto galim perėti prie publikavimo. Publikuojant, būtina nurodyti koordinačių sistemą. Geoserveris atpažino automatiškai, tai yra lietuviška koordinačių sistema. Dabar būtina paskaičiuoti extentą, tai native bounding boxą. Nurodyti pavadinimą, apleistos žemės, viskas tvarkoj. Ir tiesiog spaudžiam save. Ok, mes užpublikavom ir galim pereiti prie peržiūrimo. Tuo tikslu surasim savo sluoksnį. Štai matome apleistos žemės. Čia galime pasirinkti įvairius formatus, VMS, tarkim, panašiai. Nu, tai būna pagal defaultą numatytas servisas, tai yra VMS. Matome. Galime arčiau zoomint, galime identifikuoti. Matome, kažkas yra identifikuojama. Šią aplikaciją pagamino geoserveris automatiškai pats, tam, kad galima būtų peržiūrėti, ar mes tinkamai sukeliam visus duomenis. Galima čia kelis parametrus pakeisti, tarkim, kad būtų mažesnis žemėlapis. Keičiasi ir dydis. Taigi, galim taip pat pasirinkti VFS-ą. Ir tarkim JSON, kad grąžintų, kas yra labai populiaru šiuo laiku naudoti JSON-ą, tam, kad galim būtų atvaizduoti vektorinius duomenis naršyklėje. Taigi, dabar įkelkim gal porą rastrinių duomenų. Vėl naudojame stores, add new store ir pasirinkime geotiffą. Tam, kad mes galėtume pasirinkti geotiffą, iš pradžio mes turėtume įmesti tos rastrus į atitinkamą folderį, kuriame geoserveris žino, kad iš ten jis turėtų paimti failinius duomenų tipus. Tai yra ne DOM bazės,
kažkokius duomenis, o būtent failus, kaip shape, raster, geotiff ir panašiai. Tai yra. Tuo tikslu buvo sukurta direktorija, štai matome ją, sukurkime naują folderį. Taip ir tame folderį mes įkelsim rastrus. Tuo tikslu galime įkelti žemėtvarkos planą. Paimkime nekompresuotą, tarkim. Ir paimkime dar vieną bent ortofoto. Dabar galim pasirinkti tus rastrus iš GL serverio. Štai matome mūsų sukurta direktorija, konferencija ir du įkelti tifai. Gal pavadinsiu korto. Saugiam. Publikuojam. Vėlgi būtina nurodyti pavadinimą, pasirinkti koordinačių sistemą pagal defaultą, pagal yra nustatytos LTS koordinačių sistemą, LTS koordinačių sistemą ir saugim. Iš karto pridėkime kitą rastrą. Publikuojame žemėtvarkos planą. Saugom. Galime peržiūrėti dabar sukurtus sluoksnius vėl. Štai matome. Patį galim padaryti ir su ortofoto. Štai matome. Tai tiek, įkeliamės duomenis, dabar reiktų mums padaryti aplikaciją naudojant OpenLayer. Kaip jau minėjau, mes iš anksto buvom padarę tokią šabloną. Gal aš greitai paaiškinsiu, ką ten ką reiškia. Ir tada šiek tiek pamodifikuosiu ir pabandysiu atidaryti žemėlapio naršyklę. Taigi, mes naudojam OpenLayers 3 versiją. OpenLayers 3 versija yra supaprastinta. Jo naudotis dabar yra žymiai paprasčiau, panašiai kaip ir Leafleto, jeigu kas nors naudoja. Taigi, tam, kad galima būtų sukurti žemėlapį, būtina iš pradžių sukurti tam tikrą HTML. Taigi, HTML susideda iš HTML tagų, heado. Į headerį mes kišame, kokie skriptai JavaScriptų yra bibliotekos. Stiliai gali būti aprašyti, kaip turėtų atrodyti tas HTML. Ir tada į patį body, tai yra kūną, jeigu į lietuvių kalbą išvers, yra sukuriamas divas map. Prie šitų divo bus pritvirtintas, tiesiogiai šnekant, žemėlapis. Tuo tikslu yra naudojama komanda, gal taip paprasčiau pasakysiu, new all map, tai yra sukurk naują žemėlapį. Tam, kad galim būtų sukurti žemėlapį ir kad jis būtų matomas, reiktų gal pasakyti, kokius sluoksnius jis turėtų paimti, kur jis turėtų būti nupieštas, kaip jis turėtų būti atvaizduotas. Ir tuo tikslu yra naudojami tokie parametrai kaip layers. Čia surašome yra atitinkamai sluoksniai, tarkime VMS, vektorius
Ir aprašoma, kad žemėlapis bus pagal nutylėjimą prizumintas prie tam tikro mastelio, naudojant lietuvių koordinačių sistemą ir bus brėžomas atitinkamai tokioje aprėptyje. Tai čia būtų pagrindai tokie. Šiuo atveju, kokiegi mūsų yra sluoksniai ir sluoksnių nuorodos. Tai lygiai tokios pat, kur buvo publikuotus geoserveriai. Aš tik tais patikrinsiu, ar jie sutampa su geoserveriu ir pabandysiu iš tiesų atidaryti šią aplikaciją. 8 konferencija, MS konferencija žemėtvarkos. Ši čia skiriasi. Na, iš esmės turėtų kaip ir dirbti. Jo, buvo, bet jau nekeisiu, žinau, kad jos atitinka, va šitą turiu omeny. O, okei, dėkui. Žemėt. Matau. Žemėt. Var. Štai taip, ne? Puiku. Taip, šiek tiek uždarysiu langus, nereikalingus. Ir atitinkamai matome, yra pridėti mūsų sluoksniai. Apleistos žemės yra nuspausdintos, tai paaiškinsiu, dėl ko jos taip yra nuspausdintos. Galima sluoksnių matomumą keisti. Taip pat paaiškinsiu, kaip tai yra padaryta. Taip pat yra matomos koordinatės. Ir taip pat taip vadinamas Aurelijų žemėlapiukas. Tam, kad galima būtų, tarkime, atjungti arba įjungti kokį nors sluoksnį, buvo panaudotos taip vadinamos inline funkcijos. Tai yra sukurti atitinkami HTML tagai, tai yra input tagai, kurių tipas yra checkboxas. Matome, checkboxas. Tada atitinkamai yra suteiktos reikšmės tiems checkboxams ir parašyta funkcija, kuri yra atsakinga už rodymą. Show layer. Pasižiūrėkim, kaip atrodo ta funkcija. Štai matome. Show layer. Tai yra funkcija, kuri paima kaip parametrą checkboxą, DOM elementą. Iš checkboxų gauna reikšmę. Pagal reikšmę tada pasižiūri, kokį sluoksnį būtina parodyti, o kokį ne. Jeigu tai būtų, tarkim, ortofoto, tai tada aš pasiemu, priskiriu layer kintamajam sluoksnį gautą iš mapo, tai yra iš žemėlapio mūsų. Tam yra naudojamas specialus metodas. Visus tos metodus aš, aišku, atmintinai neprisimenu ir jie yra tiesiog surašyti pačios bibliotekos aprašymą. Būtina tiesiog skaityti, žiūrėti, kaip tie metodai veikia ir tiek. Na ir tada tiesiogiai aš priskirtam sluoksniui sakau, tavo matomumas nebus tavo matomumas. Galima taip būtų išversti. Toliau, tam, kad galima būtų pamatyti peržiūros žemėlapiuką, kurį mes matėm štai čia, buvo naudotas standartinis funkcionalumas, taip vadinamas kontrolas. Tie kontrolai tai tarsi DOM elementas, tai yra HTML elementų kažkoks rinkinys, kuris kažką padaro. Šiuo atveju parodo peržiūros žemėlapį. Tuo tikslu yra naudojamas kontrolas overview map control. Iš tiesų tiesiog sukuriamas naujas overview map kontrolas. Štai šį čia. Ir pridedamas į žemėlapį map add control. Ir jis automatiškai veikia. Tas pats galioja ir koordinatėms, kurios yra rodomas gyvai. Tai yra, matote, štai šitas. X, Y ilgumo platumą. Vėlgi yra naudojamas standartinis, taip vadinamas kontrolas. Tai yra tarsi kažkoks pluginas pačiam OpenLayer bibliotekai. Tai yra panaudojamas map position. Mouse position ir aprašoma, kaip turėtų būti formatuotos tos koordinatės.
Ir pagal aprašytą tą logiką jis yra pavaizduojamas. Tai yra koordinatės yra pavaizduojamas. Taip. Taip pat yra galimybė... Taip. Kaip jau sakiau, sluoksnis apleisto žemės buvo nuspalvintas skirtingai. Vėlgi to tikslu būtina aprašyti, kaip tie sluoksniai bus spalinami. Tuo tikslu, aprašant vektorinį sluoksnį, mes pasakome, kad stilius bus aprašomas pagal šitą funkciją. Funkcija yra perduodamas pats featuresas, tai yra kažkoks sluoksnio elementas, objektas ir rezoliucija. Tada mes paprasčiausiai pasižiūrime, ar tas objektas, ar to objekto plotis yra didesnis negu 10 000, tarkim, ar ne. Jeigu didesnis, tai nuspalviname vienai, ten tarkim raudonai, jeigu mažesnis, tai nuspalviname, tarkim, kitaip. Tai šitaip veikia spalvinimo, tai yra stilizavimo funkcionalumas. Be viso to dar turėtų būti galimybė identifikuoti objektą. Matome, mes galime paspausti, pasižiūrėti, koks tai yra objektas. Plotas. Tai yra mažesnis negu 10 000, didesnis negu 10 000 berods. Todėl vienas nuspalvintas raudonai, kitas mėlynai. Šiuo atveju kaip tai yra padaryta? Tuo tikslu yra naudojami taip vadinami žemėlapių perdangos overlay. Jeigu aš neklystu, tai štai šitoje vietoje jis yra ir pridedamas. Yra nurodomas pop-up konteineris, kuris iš tiesų yra jūsų aprašytas kažkoks HTML elementas. Jis yra aprašytas... Tu surasi. Štai jis yra aprašytas, matome. Jam atitinkamai yra priskirtas kažkoks stilius, čia jau mes patys galime padaryti. Tik tais reikia mokėti, aišku, stilių aprašymo kalbą HTML aprašomai galbūt kalbą, taip galima pavadinti. Ir štai mes nurodome, kad štai toks bus elementas, jis automatiškai bus pritvirtintas prie mūsų objekto ir kiek jisai iš tiesų bus vaizduojamas. Tai tikriausiai tiek būtų. Gal klausimai? Gal koks vienas. Žinau, bet sunku yra iš tiesų paaiškinti. Iš tikrųjų, gal taip mes į 8, dar matėt, iš karto pavyzdį šokom. Tai nėra taip sunku. Čia tik iš tiesų atrodo, kad yra labai sunku, bet jeigu viskas būtų daroma pažingsniui ir būtų daugiau to laiko ir jeigu aš aiškinčiau, kas už ką atsako, tai pamatytume, kad čia nėra nieko sunkaus iš tiesų. Ir kitas dalykas, nereikia pačiam visko rašyti, iš tikrųjų, čia irgi gabalais kodas yra įmamas iš pavyzdžių ir pritaikant juos pagal savo poreikius. Tai iš tikrųjų, gal dar kaip galutinį rezultatą žiūri, jis atrodo toks truputį šokiruojantis, bet jeigu Viktoras parodytum pirmą pavyzdį, kuris tiesiog tik žemėlapį atidaro, to jaus minutėlė, nuo kurio tarsi ir turėtume mes pradėti, ir beje, jie bus visi pas jūs, tie pavyzdžiai. Tik aišku, reiktų tos sluoksnius pritaikyti prie... Jo, tai matom, kad čia jau neatrodo taip jau labai baisiai. Matom, kad yra sluoksnių pridedam ir tą, sakykime, sintaksę, bet kuriuo atveju reikia išmokti. Bet taip žingsnis po žingsnio, į kitą pavyzdį žiūrint kodai, kopijuojant ir susidaro ta bendra tokia aplikacija. Tai iš esmės gal, sakau, neišsigąsti reiktų nuo pat pradžių, kad kažkas labai ten sudėtingo, iš tikrųjų nieko ten nėra sudėtingo. Na ir aišku, reiktų išmokti HTML, JavaScript, stilius, kaip aprašyti stilius įvairiausius, dar porą frameworkų, mokėti dirbti su server-side, na ir taip prasideda. Bet, manoma, jeigu tu sugebėjai. Tai ir kitas sugebės. Tai gal tiek. Tai dar tik tai trumpai, kad tiek duomenis, tiek žemėlapio naršyklės, visi pavyzdžiai bus pas jūs dabar jau kompiuteryje, kas susikėlė, bet kada galite pasikelti ir tas jums vėl veiks. Kitas dalykas,
video pasistengsim kuo greičiau įdėti, tai bet kada galėsit pasižiūrėti, ką Viktoras ten greit spaudinėjo, ar ką Giedrius rodė prieš tai, tai kad atkartoti tos žingsnius. Ir vėlgi, dar truputį dėl to paties OSGLF, kodėl čia gal mes buvom nusprendę, kad kam instaliuoti daug programų į kompiuterį ir, sakykim, tai būtų užtrukę irgi tikriausiai 2 valandas, tai tą būtent pasirinkom, kad tą virtualią mašiną, bet manau, kad kas nebuvo išbandęs, tai bent jau būsit pabandę, o šiaip tai galima visą tai susinstaliuoti ir Windows'ose, tai, vis tiek galutiniam rezultate, tai jis bus toks pat rezultatas, ar dirbsime Linux'e, ar Windows'ose, tiesiog Linux'ose labai paprasta. Vat pabandėm, dabar išjungsim tą virtualią mašiną, galim įsirašyti ją į USB-ką, nusinešti kažkur, vėl pasileisti ir visada turėti tokią, sakykime, nešiojamą GIS sistemą, ir jeigu susikursim servisus, net ir servisus išleidinėti iš USB-ko, tai yra pakankamai galingas daiktas, jisai sveria 20 GB, tai geresnį USB-ką ir telpa. Iš tiesų, koks privalumas tos virtualios aplinkos? Kuo daugiau developerių pradeda naudoti tą virtualią aplinką ir naudoja dėl to, kad jūsų pagrindinis kompiuteris nėra tiesiog užteršiamas nereikalingomis programomis. Tarkim, kam jums pastoviai paleidinėti PostgreSQL servise? Taip, galima suinstaliuoti, tenais ok, bet tarkim, kiekvieną kartą jungiant, tas servisas taip pat pakils kartu. Reiškia, jis vėlgi kažkur kabės, naudos resursus jūsų kompiuterio ir panašiai. Čia paėmė, tarkim, ir išjungė. Kažkokia tokia logika, kad paprasčiausiai savo darbo vietos nešiukšlinant yra naudojama virtuali aplinka, kur tu gali eksperimentuoti, kažką ten laužyti, kažką ten naują dėkti ir panašiai. Ir nebijai, kad tu kažką sugadinsi. Tai yra tokia gal logika būtų. Tai dėkui, tikriausiai šiam kartui tiek. Ir kitais metais matyt reikės kažkaip gal nuosekliau papasakoti jums, bet vėlgi po renginio mes persisim anketą, tai labai lauksime jūsų atsiliepimų. Aišku, galite nebesakyti, kad labai čia reikėjo skubėti, mes jau supratom, kad truputį greitai čia viskas buvo, bet galbūt, pamatėt, kaip mes įsivaizduojam, kas aktualu yra, ir jeigu mes kažkaip netaip įsivaizduojam ir kitais metais mes turėtum dar kažką kitko vis dėlto parodyti, o ne tiesiog vietoj 2 valandų daryti galbūt dieną ir normaliai prisėdus pasižiūrėti, tai tuomet sakykite. Ir ačiū, kad susirinkot ir dar trumpai ačiū organizatoriam, kurių prieš tai nepaminėjau, tai Giedrė, Rita, Evelina, Kristina ir visos kitos merginos. Taip jau gavosi, kad didžiąją dalį organizacinių darbų atlikom. Kristina, ji atsakinga už video. Tai dėkui dar kartą ir iki susitikimo. RO5 LT bus visa medžiaga pateikta. Iki.